Gerai, Matome. gerai, tai imam jauti už ragų, nes tema plati. Dabar kodėl tokia tema? Atrodo, ta žodį gerovės valstybė, šiaip jeigu pažiūrėtumėt, savoka apibrėžta labai aiškiai nėra. Jinai yra daugiau tokia bendra kultūrinė negu vienareikšmė ekonominė. Ir tas klausimas, kas ta gerovės valstybė, iškilo labiausiai, kaip dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda balotiravosi prezidento rinkimuose ir savo programoje tą gerovės valstybę įvardijo kaip siekį. Ir tada daug kartų iškeltas buvo tas klausimas, kas ta gerovės valstybė yra, taip jau konkrečiai, kad žmonės suprastų. Tai apie tai ir pašnekėsim ir kartu užgriebsim visą socialinę politiką, nes vis tiek tai yra apie socialinę politiką. Iškart noriu pasakyti, kad kažkaip, kai kalbam apie ekonomiką, vis tiek yra kursas apie ekonomiką, šitas visas ciklas apie ekonomistus ir ekonomiką. Tai mėgstam kalbėti ten apie gamybą, mokesčius, kainas, mainus, tokius dalykus, kurie daugiau eina apie produkto kūrimą. O kaip žinot, ekonomikos apibrėžime yra kaip gerybės materialios gaminamos ir kaip jos pasiskirsto rinkoje. Tai ta socialinė politika yra kaip jas paskirsto rinkoje. Tai yra tiesiogiai ekonomikos dalis, bet kažkodėl retai išgirsit siejant, kad, pavyzdžiui, socialinės apsaugos ministras ar ministrė turėtų būti ekonomistai. Čia tarsi ne ekonomika. Jau čia tai kažkoks gerumas ar kažkokie kiti dalykai, bet tai yra lygiai tokia pati ekonomika. Tai pradėkim nuo to, kaip mes ją suprantam. Čia aš padarysiu trumpą pauzę. Būčiau labai dėkinga, jeigu kas nors pasakytų, kaip jums atrodo, iš pirmo žvilgsnio, ne kaip pedagogui ar ekonomistui, bet kaip žmogui. Bet kas yra gerovės valstybė? Kur visiems yra gera ir visi gali savo teisėtus ekonominius lūkesčius įgyvendinti. Aha, ačiū. Kas dar? Kai dirbi darbą, už kurį tau sumokama yra sąžiningai ir už sumokėtus mokesčius gauni tai, ko tikrai tikiesi pagal tai, kiek sumokėjai, tada gali jaustis, kad gyveni gerovės valstybėje. Ačiū labai. Man realiai, jei dar kas nors nori, tai mielai, bet jau aš turiu 2 atspirties taškus. Tai tada važiuoju su šitom hipotezėm. Pirma yra labai, įvardinsiu, maksimalistinė. Labai didelio užmojo, kad visiems būtų gerai. Antra yra, sakyčiau, minimalistinė. Todėl, kad tai, ką įvardijot, kad gaunat užmokestį ir už mokesčius gaunat atitinkamas paslaugas, įeina į normalios demokratinės valstybės savoką. Čia jokia gerovės, čia užtenka, kad demokratinė. Tai yra, kad valstybė dirba savo piliečiams ir jiem atsiskaito. Nes tada yra teisinė valstybė, kad nenušvilpia tų pinigų, kad yra, reiškia, sąžiningai sudėliojami kažkokie, galų gale protinga ekonominė politika, dėl to tas užmokestis yra adekvatus, nevyksta kažkokios ten hiperinfliacijos, vagystės ir kiti dalykai, nes mes suprantam, kad mes nuskurstam dėl natūralių reiškinių, tokių kaip, pavyzdžiui, infliacija dėl augančio ten dabar kuro kainų, kas yra natūralu ir jokia čia pati geriausia gerovės valstybė nelabai ką gali padaryti, tik paremti labiausia skurstančius, bet jinai negali eliminuoti tokių dalykų. Bet yra tokie dalykai kaip neprotinga ekonominė politika, nepaskaičiuota ekonominė politika, arba yra tiesiog korupcija ir vagystės ir ar kažkokie tai, jeigu ne demokratinė valstybė, visa politika orientuota yra ne į žmonių gerovę, o į tų vadovų kažkokių ar oligarchų tokį lobimą. Ir mes
turbūt dabar labai gerai matom su Rusija pavyzdį, kur yra tipinis pavyzdys, kaip vaikšto pinigai, kad jie visai ne iš to, ką mes manom, uždirba, visai ne tas jiem apsimoka, kas mums atrodo. Tai čia jau mes kalbam kaip totalitarinė versus demokratinė. Tai va, demokratinė valstybė jau pati savaime yra skirta, kad žmonėms būtų gerai. Tai jinai ir yra gerovės valstybė minimum. Nes yra teisėta, žmonės turi teisės, turi laisvės, yra ten valdžių atskirimo principas, yra teisės viršenybė. Dabar labiau, kur pirmas žmogus sakė apie tą gerą buvimą. Va čia, ką tai reiškia kaip politinis pažadas. Dabar pagalvokim, ar mes galim patikėti politiku, kuris pasakys, kad ir prezidentas, kad aš veiksiu taip, kad visiems gyventi būtų gera. Kiek jums tai kelia pasitikėjimo? Ar jūs galite, pavyzdžiui, būdami mokytojai, padaryti, kad visiems vaikams būtų, kad visi vaikai, arba dar geriau jų tėveliai, būtų patenkinti vaikų, pažymiais, bendrai, kad vaikai būtų visi patenkinti. Labai sunkus darbas. O jeigu mokyklos direktorius, ar jis gali padaryti, kad visiems būtų gerai? Tai praktiškai iš vis neįmanomas dalykas. Kad visiems būtų gerai, mes tada turim labai apsibrėžti, kas gerai. Ir tas objektas keičiasi. Jis keičiasi laike ir keičiasi labai priklausomai nuo aktualijos. Jeigu mes truputį grįžtume atgal, tai kai buvo COVID-as, kokia mūsų buvo didžiausia gerovė, kad mus išleis į lauką, pavyzdžiui, be kaukių. Arba kai buvo infliacija labai didelė, čia prieš 2 metus, taip, 23-ais, kai buvo infliacija apie 20%, tai mūsų didžiausia gerovė buvo kas, kad būtų, jau neaugtų tos kainos taip žiauriai. Bent jau vidutinė, kad būtų. Jeigu mes žiūrim istoriškai atgal, tai kokį 19, čia kalbėsim vėliau, tolesnę retrospektyvą, mes jau pamiršom Lietuvoje, kas yra nedarbas. Jo nėra. Jo nėra netgi esant darbo vietų, nėra tokio daikto kaip nedarbas. Kai jis skaitėsi, didžiausia problema, žmonės jo labiausiai bijojo ir didžiausia gerovė buvo tai, kad tu kokį nors darbą, bet vis dėlto rasi. Ir šiandien tai yra didžiausia aktualija daugybei šalių. Mums tas nelabai. Po to būna tokie pliūpsniai užeina, kad neįmanoma būsto įsigyti arba dar kas nors. Ta prasme, tas gerovės kriterijus, jis, toks lankiantis ir labai stipriai ir normalu. Nes tai, ką mes turim, mes jaučiam, kad jau turim. Čia tarsi savaime aišku ir dar norėtume priedo. Ir kaip ekonomistai mes labai puikiai žinom, kad ištekliai yra riboti, o mūsų norai yra begaliniai. Dėl to tas gerumas, jisai stumdosi. Ir tarkim šiandien esu tikra, kad žmonės pasakytų kitus dalykus negu nedarbas, negu netgi pajamos. Jeigu mes paklaustume, kas šiandien mums būtų didžiausia gerovė, esu beveik tikra, kad žmonės pasakytų saugumas. Saugumas, aš po to parašiau kitus, šiaip iš tikrųjų reikėjo iš naujos eilutės rašyti, nes saugumas su šauktuku ir raudonai ir pabrauktas ir visai kitaip. Ir tikrai norėčiau pareflektuoti tą temą. Saugumas yra viešoji gerybė, kurią teikia valstybė ir už kuriai skiria daug pinigų. Ir jeigu tų pinigų neskiria, saugumui užauginti, garantuoti ilgus metus, mes jo nebeturim. Ir tuo metu, kai nėra grėsmės, mes turim visokių kitokių pageidavimų. Ir tie pinigai nueina ir į parkus, ir į trinkeles, ir didesnės išmokas, ir į remontus.
Bet kai atsitinka saugumo rizika, mums visa kita nebeturi prasmės. Tai vat vienas iš gerovės valstybės veidų yra valstybė, kuri geba apsiginti. Ir šiandien Europoje daug valstybių daug žmonių konstatuoja, kad valstybė nevykdo šito savo įsipareigojimo, kuris beje yra pirminis. Dar truputį prie to grįšiu. Yra kiti, toliau nesileisiu detaliai, nes, pavyzdžiui, teisinis apgintumas irgi yra didžiulė gerovė žmogui, kad jisai gali, būdamas apkaltintas, nesvarbu ar kito žmogaus, ar ginčia, ar institucijų, kad jis gali apsiginti, kad įsipirks arba gaus ten nemokamai teisės profesionalą, kuris jam padės susigaudyti. Tada yra visų rūšių laisvės, kaip žinom, žmonės eina protestuoti, kad LRT nepajungtų politikams. Tai yra rizika, kad galim prarasti laisvę kalbėti, tai irgi yra vienas iš gerovės aspektų. Taip pat yra stabilumas, mes norėtume, kad nevyktų kažkokių tai didelių perkričių revoliucijų. Ir aš parašiau kursyvų tą turtinį priteklių, tai yra lėšas, kurias turim kaip pajamas ar kaip išmokas. Ir mano pagrindinė mintis čia koks yra, žiūrėkit, paradoksas, kad vienintelis turtas, vienintelis tas priteklius gali būti pasiektas individualiai. Nei vieno kito dalyko, nei saugumo, nei teisinio apgintumo, nei laisvės užtikrinimo mes negalim kiekvienas kaip individas padaryti. Nei kaip šeima atskira. Mes galim susidėti kuprinę, išsirausti žeminę pasislėpimui ar ten, bet mes negalim gynybos organizuoti. Mes negalim teisinės sistemos užtikrinti. Mes negalim daugybės dalykų padaryti bendruomenės lygmeniu. Nei individas, nei šeima, nei bendruomenė. Čia yra tie pagrindiniai 3 dalykai viršuj, kur parašyti, jie yra valstybės pirminė ir būtiniausia funkcija ir jos mes negalim kaip visuomenė pakeisti. Nes vis tiek, net jeigu yra Šaulių sąjunga, kuri yra savanoriška, vis tiek jinai turi bendrauti per valstybės institucijos, per krašto apsaugos ministeriją, kitaip jie nei ginklų gali nusipirkti, nei kažkokių tai padaryti rimtų dalykų. Tai va tas paradoksas, o kai mes pasakom gerovės valstybė, tai dažniausiai žmonės pagalvoja apie pinigus. Bet pinigai yra tai, ką mes galim be valstybės padaryti. Kaip be valstybės, valstybė vis tiek duoda infrastruktūrą. Bet jeigu jinai, kad ten ir silpniau, tai gali pakeisti verslas, mes patys, savitarpio pagalba. O vat su tom kitom dedamosiam taip nėra. Ir dar, kai šis prezidentas balotiravosi, dar nebuvo šito karo. Ir žmonės dažniau galvojo apie gerovę kaip piniginę gerovę, negu kaip saugumo gerovę. Dabar Aš, Guoda, truputį įsiterpsiu, nes labai įdomią mintį ponas Arnoldas parašė, tai galvoju, ją įgarsinsiu irgi apie gerovės valstybę. Tai Arnoldas rašo, kad iš ties tai labai intriguojanti tema. Gerovės valstybė ir galima būtų išeiti iš JAV konstitucinės prielaidos right to seek happiness, kai tokią teisę turi jos neriboja valstybė ir totalitarizmas, jau kyla prielaidos į gerovę. Aišku, nebūtinai visiems. Todėl aš, čia taip ponas Arnoldas rašo, gerovės valstybei dar priskirčiau ir siekimo egalitarizmo, juk jį paskelbė dar didžioji Prancūzijos revoliucija ir vakarų demokratijoje jį jau turi seną vagą. Taip, mes šiek tiek tą paliesim dalyką, kad teisė siekti laimės, tai čia ta demokratija iš tikrųjų apima ir dar jinai piliečių lygybė. Vis tiek turiu nueiti į tą ekskursą, jums kaip susijusiam su ekonomika turbūt yra žinoma. Kažkas įjungęs mikrofoną.
Ar galima būtų išjungti mikrofoną, nes aš girdžiu kažkokį garsą. O jūs mane girdit, ar jums irgi girdisi? Taip, Mes jūs girdim girdim ir ir tas fonas girdisi irgi. Mes irgi girdim. Čia kažkas tai netyčia jungėte mikrofoną gal. tuoj aš bandau gal surasti, paskambino- radau kaltininką, jau turėtumėm nebegirdėti. Jo, negirdim, ačiū. Jo, ačiū. Mes kol kas kalbam apie bazę nuo žemės. Taip, kadangi turim saugumo krizę, kalbėkim nuo minimalizmo, nuo to minimumo, kurio mums būtinai reikia. Tai teisės yra negatyvios ir pozityvios, kaip žinote, tai negatyvios teisės tavęs negali diskriminuoti pagal požymį. Taip, tada demokratinės visos valstybės prisiima tą pareigą nediskriminuoti, pavyzdžiui, pagal rasę, tautybę ir kitus dalykus. Kai pasakom, tai mums atrodo lytį, amžių ir panašiai. Ir visi sakom taip, taip. O kai susiduriam situacijoje, tai būna ir taip, kad mes norim padiskriminuoti, ką nors ir mus nori padiskriminuoti. Tai čia dar turim padirbėti patys kaip visuomenė, bet aš grįžtu prie temos, nes daug čia tų aspektų. Vis dėlto apie tą gebėjimą valstybei suteikti mums tą laimę. Tai čia komunizmas žadėjo. Gyvenimas yra, kaip puikiai žinom, nestabilus, ateitis nepažiniai, ištekliai riboti, dar pridėsiu mūsų norai neriboti. Ir tai yra faktas. Tai yra tai, iš ko išeina ekonomika kaip mokslas. Ir mes tada dirbame ne su garantijom, mes galim kalbėti tik apie rizikų valdymą. Ir žmonės, net ir ekonomistai, užsimiršta ir kai pažadus girdi ir kas nors pažada, kad kiekviena šeima įpirks butą, ar ten panašių dalykų ir sako, vau, aš už jį balsuoju. Tai iš to gyvena populistai, kurie taip suformuluoja, kad žmogaus širdį kabintų, protą paliktų ramybėj ir žmogus nepagalvotų, kad tai ne dėl to, kad jis kažkoks durnas ar piktybinis ir neįgyvendins tų pažadų, o dėl to, kad jis negali jų gyvendinti, dėl to, kad tai neįmanoma. Tai mes dažniau kalbam apie tą gerovę, kad mes turim įrankius valdyti rizikas. Ir tos rizikos mūsų gyvenime yra objektyvios, aš taip suskiršiu objektyvios ir subjektyvios, tai yra objektyvios, tai pagal gyvenimo ciklus. Mes būnam visiškai tokie bejėgiai, būdami kūdikiai, po to kaip vaikai, kol užaugam, būnam labai pažeidžiami, tada mes, pavyzdžiui, pradedam senti, kažko nebegalim daryti, mes sergam, galim turėti neįgalumą, prarasti darbą. Čia yra objektyvūs gyvenimo dalykai. Nėra žmogaus, kuris gimė ir iškart buvo galintis pasirūpinti savimi, nėra žmogaus, kuris niekada nesirgo ir nebuvo silpnas ir jam nereikėjo niekada pagalbos. Tai čia yra objektyvūs gyvenimo ciklai. Bet tai yra dar subjektyvūs dalykai, kai mums tiesiog nepasisekė. Ir šitų priežasčių, kodėl mums nepasisekė, yra daugybė. Nuo to, kad sudegė namas, nuo to, kad kažkas prasigėrė, paliko, pametė, susirgo kažkaip taip, kad negalėjo pagydyti ir panašiai. Ir visa tai yra mūsų gyvenimo rizikos ir mūsų kasdienybė, su kuria mes kasdieną gyvenime. Dabar socialinė politika ir yra tom rizikom valdyti. Kuo ji išsiskiria šiandien, tai kad ji yra labai tapusi plati. Jinai apima vis daugiau ir daugiau, nes mes daromės jautresni ir vis daugiau mums atrodo tų rizikų. Pavyzdžiui, rizika, kad vaikai sėdi telefonuose, kad jie ten praranda ryšį su aplinka, pasidaro priklausomi, tai va, įvairios priklausomybės. Ar čia įeina į gerovės valstybę, kad nebus žmonių, kurie turės priklausomybę? Kai aš taip suformuluoju, visi puikiai suprantat, kad tai yra neįmanoma, nes tarkim ir priklausomybė nuo interneto ir įvairios
depresinės ir panašios nerimo ligos yra epideminio lygio pasaulyje, aš ne Lietuvą netimu, visą pasaulį. Ir niekas iki šiol nerado jokio sprendimo, nors yra ir mokslui skiriama daugybė pinigų, kad tai padaryti. Tai jau savaime, jeigu šeimoje yra priklausomybė sergantis žmogus, jau savaime šeima nesijaus laiminga. Tai mes net taip negalim net prielaidos daryti, kad kažkas bus, ta gerovė bus kaip laimė. Mes labiau kalbame apie gerovę, kad žmonės turi įrankius, taip kad jie gali kažkur nueiti, paprašyti ir jie nebus suignoruoti. Ir tie įrankiai, tos rizikos valdomos labai įvairiais būdais ir čia, jeigu mes žiūrėsime jau grinai kaip dėstoma, yra modeliai tos socialinės politikos, kaip tai realizuojama, nes tai ir gali būti pašalpos, kurios gali, taip, privalomas draudimas, neprivalomas draudimas, kaupimas, visokie kiti dalykai. Ir čia ta anglosaksiška tradicija išsiskiria, kur dažniausiai yra duodama kaip pagal pašalpas arba pagal draudimą tokį savanorišką ir labiau vokiška tradicija, kur labai daug draudimo įvairaus yra. Draudimo kaip nedraudimų, o draudimo kaip instrumento. Ir yra skandinaviškas modelis. Aš apie Skandinaviją noriu kelius žodžius atskirai, gal kas nors iš jūsų turit patirties ir su manim ginčysitės. Bet iš tikrųjų labai sunku tą skandinavišką apčiuopti, nors mums atrodo, mes vadinam vienu žodžiu, nors tarkim švedai, danai ir suomiai sako, kad jų ir norvegai, jie sako, kad jie visi labai skirtingi ir jų modeliai skirtingi ir jeigu tu žiūri tikrai kaip organizuota, pavyzdžiui, ar sveikatos apsauga, ar pensijos tose šalyse, tai yra netgi modeliai skiriasi. Bet yra tikrai tokia jungianti grandis, kuri galbūt mums padeda apčiuopti tą gerovės valstybę, net būtent skandinavai apie ją kaip gerovės valstybė ir kalba. Nes ta sąvoka atėjo iš jų, iš skandinavų, ne iš kitų valstybių. Ir ji pasižymi tuo, kad bando išlaikyti bendruomenę vieningą ir bando netgi labai tokiais bjauriais būdais, netgi prievartiniais, pavyzdžiui, kad dalyvavimas profsąjungoje yra privalomas, kaip ir kur mano laisvės, taip. Ir man yra toks, aš dažnai apie tai mąstau, todėl kad su skandinavais esu susidūrusi, esu truputį gyvenus ir tenai ir turėjus su jais reikalų. Manau, tas ateina iš istorijos, iš to atšiauresnio klimato, kad žmonės tam, kad išliktų bendruomenė, turėjo veikti kartu. Nepriklausomai patinka, nepatinka individui. Ir čia biškai išeina toks truputį kolektyvo diktatas, bet kita vertus valstybė jau jinai nori tada, kad visi tame, kaip sucementuoti būtų. Ir ne tai, kad dalina pašalpas tiem, kuriem reikia, bet stengiasi iš tų didelių mokesčius, kuriuos ten surenka, visiems kažkiek duoti. Net jeigu tu nesi kažko stokojantis. Ten, pavyzdžiui, mes dabar Lietuvoje turim vaiko pinigus, kai yra tipinis pavyzdys, kad vaiko pinigus gauna ir šeimos tos, kurios pasiturinčios ir kurios nepasiturinčios. Nors mes labai suprantam, kad jeigu gautų tik nepasiturintis, jie gautų didesnius pinigus, nes pinigų yra kiek yra. Ir dabar, pavyzdžiui, tuos pasiturinčio žmogaus pinigus gautų nepritekliui esantis, tai padvigubėtų tie vaiko pinigai. Tai įsivaizduoti, tai yra, nemaža suma, gal tai iš esmės keistų to šeimos situaciją. Bet čia yra ta logika, aš nevertinu, gera, negera. Iš esmės čia ta gerovės valstybė, kad visi kažką iš jos gauna. Visi sumeta į bendrą ir gauna net nepriklausomai. Čia tokie truputį kaip free lunch, bet jis nėra visiškai nemokamas, nes mokesčius didelius tenka sumokėti.
Bet kas truputį išskiria ir dėl ko tas modelis nebūtinai tinka kitom šalim, nebūtinai čia aš turiu omeny Lietuvą, galim turėti tą pačią Didžiąją Britaniją ar Vokietiją, reikalinga ypatingai efektyvi viešoji vadyba. Tai kai aš Lietuvoje girdžiu, kad mums čia reikia to skandinaviško modelio, tai norisi rėkti ten nežinomų balsų, kad tikrai ne, nes pas mus yra labai silpna viešoji vadyba. Tai yra viešųjų finansų, viešųjų organizacijų, ypatingai efektyvi. Švedijoje, pavyzdžiui, ar ten Danijoje nėra didelio skirtumo, nors vis tiek švedai mano, kad privatininkai vadybina geriau, efektyviau, taupiau, jų net ir valstybinės įmonės, jie turi tokią vadybą kaip pas mus, kaip privatus verslas. Tai norint tokį turėti tą aparatą didžiulį tų pinigų išleidimo bendrom reikmėm, tai ypatingai reikia geros vadybos ir aišku yra tų mentaliteto reikalų, ar mums patiktų čia taip su visais dalintis, ypač jei tie visi mes nebūtinai labai draugiškai juos žiūrim. Nepasakyčiau, kad Lietuvos visuomenė yra atsigavusi ir po sovietmečio, kai kaimynus nelabai ir draugavo ir nepripažino, žinoma, mažesniuose miestuose gal kitaip, bet Vilniuje įprasta nepažinoti savo laiptinės kaimynų. Tai tas bendras dalinimasis, nežinau, ar visiems labai patiktų. Ir istoriškai dabar aš noriu vis dėlto pakalbėti, kodėl tai yra. Iš viso egzistuoja ta tokia plati socialinė politika ir kur mes judame, kur link. Nes iki pramoninės revoliucijos, tai juk visi žmonės visą savo socialinę politiką vykdė šeimoje. Buvo didelės šeimos, seneliai augino vaikus, kiekvienam amžių tarpsnyje žmogus turėjo šeimoje ir bendruomenėje kažkokią atsakomybę. Tai normaliai žmonės nesamdė vaikų, nevedė į darželius ir nereikėjo į senelių namus važiuoti. Bet įsivaizduojam 19 amžius, kokie 1830 Londonas. Ir mes matė daug tokių filmų, kaminai, dūmai, smogas, barakai, žmonių minios, jiegi visi suvažiavo iš kaimų. Suvažiavo dirbti ir atvažiavo dirbanti dalis. Ir liko vaikai, jeigu buvo kur palikti, ir liko seni žmonės. Ir jie čia atvažiavę ir kas atsitinka, jeigu jis suserga. Jis nieko neturi, kas juo pasirūpina. Ir tuo metu didžiausia aktualija, aišku, buvo darbo sąlygos tragiškos, daugybė žmonių susižeisdavo ir arba šiaip likdavo neįgalus ir nebuvo jiems kur dėtis po to, kai jie nebegali dirbti. Tada kitas etapas, tai čia Anglija, tai analogiškai Vokietija truputį vėliau, JAV tai atsitiko šiek tiek vėliau, beveik 100 metų vėliau, nes ta industrializacija vėlavo. Tada antras pasaulinis karas irgi į valstybės rankas perėjo ir maisto skirstymas, ir medicina, ir buvo toks laikotarpis, kur, atrodė, tai tegu valstybė ir toliau to rūpinasi. Visai kitaip pradėjo. Tada tas industrializmas brendo, tai yra geros darbo sąlygos, technologijos naujos atsirado, santykiai kiti. Čia atsiranda pensijos, kurias darbdaviai iš darbuotojų algos patys atskaito be valstybės, tai yra grinai kaip tavo atlyginimo dalis, tos vadinamos privačios pensijos, kurias anglosaksiškas pasaulis šiandien gauna, o mes sakom, kodėl jie tokias didelės turi, tai ten ne sodra, ten jų tos pensijos, kurias jie savo norų ir pas savo darbdavį kaupė. Tiesiog buvo kitas laikmetis. Ir dabar mes gyvenam postindustriniam pasauly, kur yra visai kitokia situacija.
Taip, tai to industrinė epocha, kaip sakiau, masinė migracija iš kaimų į miestus, bendruomenių nebėra, daug jaunų žmonių ir gyvenimo trukmė dar trumpa, nors jinai santykinai ilgėja dėl tų pagrindinių, dėl skiepų, dėl vandentiekio, kanalizacijos miestuose, dėl higienos pasiekimo. Dar paprašysiu jūsų įsitraukti. Kaip jums atrodo, kokios rizikos tuo metu buvo pačios aktualiausios? Va šitą industrinę epochą, vadinkim, 19 amžiaus antrą pusę. Gal buvo sauga darbe, nes... Taip. Jo. Sauga darbe, nes žmonės galvoja iš karto pensijos, ne. Dar nebuvo daug tų žmonių pensinį amžių priėjus ir dar žmonės dirbo, kiek galėjo, bet tuo metu sauga darbe buvo žiaurus dalykas. Ir šiandien mes, kai žiūrim atgal, šiandien sauga darbe apskritai yra ne klausimas. Tai yra ir draudimas yra labai pigus, ir atvejų yra mažai, o tuo metu tai yra bazinis. Tai kai aš sakiau, kaip atrodo, kokį veidą turi gerovės valstybė, tai tuo metu gerovės valstybė turėjo veidą saugos darbe. Tai toks įdomus vis dėlto per šimtmečius pasikeitimas. Tada brandi industrinė epocha, čia aš pati rašiau, didžiausias rizikos yra nedarbas. Ir kodėl ta rizika yra tokia didelė, kad, kaip minėjau, žmonės ir dirba ten pat, greičiausiai dirba visą gyvenimą ir ten pat kaupia pensijai. Jeigu kartais bankrutuoja ta įmonė, tai bankrutuoja ir tavo darbdavys, ir tavo pensijos fondas. Ir tik tada pradėjo ten, atsirado įstatymai tam tikri, kad tos pensijų fondus iškelti už įmonės, bet čia ilgai ir lėtai vyko. Ir tai brandi industrinė epocha, tai čia 20 amžiaus, 20 amžiaus pradžia, sakykime, po antro pasaulinio iki kokių 50-60 metų. Ir tada ir tas komunizmas idėja, Sovietų sąjunga susikūrė, atsiranda to tikėjimo valstybės protingumu, stabilumu ir ilgai dar žmonės dar šiandien yra tikinčių, kad valstybė gali sukurti rojų ir kaip labai protingai padalinti išteklius, nepaisant to, kad visi, kas tai darė, baigė teroru. Ir tas po antro pasaulinio karo, aišku, tas paternalizmas. Dar šalia kas atsiranda, kad darbdaviai yra įpareigoti rūpintis darbuotojais. Ne tik sauga darbe, bet apdrausti juos ir pensijai, ir ligos draudimui. Ir kai kur tai įsivysto į labai normalius fondus, kurie ir šiandien egzistuoja ir žmonės dalį nemažą, gal net ir pusę pensijos gauna iš tų fondų. Apie 60 metus tas paternalizmo augimas nustojo, čia ypač Švedijoje, nes jie priėjo liepto galą, jie tiek pakėlė mokesčius, kad visiškai nebesisteigė nauji verslai. Žmonės nebenorėjo būti verslininkais, norėjo tik tai gauti išmokas, nes ką reikia suprasti, kuo verslas ir iš esmės skiriasi nuo būti samdomu, kad tu esi atsakingas iki gyvenimo pabaigos. Ta prasme, tu negali išeiti iš to darbo. Tu neturi kur, viskas čia yra tavo. Tai šia prasme žmonės prisima labai didelės rizikas ir į ateitį, ir jeigu tu matai, kad tu tokius mokesčius turi mokėti, tai biškai nuslobo tas paternalizmas, beje, tuo metu biškai jau vėliau apie 2000-uosius būtent švedai pirmieji pradėjo ir samdyti privačias, ten, pavyzdžiui, ligoninės, nes iki to net buvo manom, kad ir ligoninės turi būti galbūt valstybinės. Ir mes nesusidūrėm, nes pas mus valstybinės, bet, pavyzdžiui, kokio Belgijoje ir Prancūzijoje, tai didžioji dalis gydymo įstaigų yra privačios. Valstybinis daugiau yra draudimas, bet yra visokių variantų, kur ten draudimas privatus, o ten valstybinis, bet visas tas miksas, jis yra kiekvienoje šalyje unikalus ir ES to nevienodina. Dabar mes gyvenam pačiam įdomiausiam laike, nes kodėl jis įdomiausias, nes mes nežinom, kaip čia viskas išsispręs, nes visa kita jau yra istoriniai faktai, tai yra postindustrinis laikas.
Postindustriniam laikė mes kaip žmonės, kaip darbuotojai neprisirišę prie darbdavio, profesijos ir šalies. Aš suprantu, kad mokytojai yra labiau prisirišę prie šalies, galbūt prie profesijos, bet tarkim, didžioji dalis kitų darbuotojų, jie ir dirbt gali nuotoliniu būdu ir jie nevaržo savęs išvažiuoti ir pradėti dirbti kažkur kitur. Bet jeigu ir toj pačioj šaly, tai prie darbdavio niekas neprisirišęs. Dirbau šitoj mokykloje, išėjau kitą mokyklą. Ir tada, kas atsitinka, tu negali įpareigoti darbdavio tuo žmogumi socialiai rūpintis, nes, šiandien jis tavo, tu tik šiandien juo rūpinėsi. Sauga darbe, darbo sąlygos, ten laiku atlyginimas, visa kita, bet kažkokio ilgalaikiškesnio negali darbdaviui užduoti rūpesčio, ypač ten pensiją ar panašiai, nes žmonės daug trumpiau dirba. Anksčiau žmonės dirbo visą gyvenimą, paskui sakė, kas 7 metus maždaug darbą reikia keisti, tai šiandien jauni žmonės tai padirba, jeigu metus, tai jau yra stažas, nes šiaip tai ir po pusę metų. Šalia to, kad mes tokie atomizuoti, judantis ir neprisirišę, dar be to visuomenės labai stipriai senėja, turbūt tą žinot, ir demografinius rodiklius Lietuva ypatingai stipriai senėja. Visuomenė senėja ne tik dėl to, kad mažiau gimsta negu miršta, bet dar ir dėl to, kad mažiau gimsta yra blogai, niekam nepatinka, bet kad gyvenam ilgiau, tai visiems patinka. Čia vis tiek yra pasiekimas, ypač sveikatos apsaugos, žmonės gyvena ilgai, santykinai su, pavyzdžiui, praeitų šimtmečiu, bet daug vienišų žmonių. Ir dėl to, kad ilgiau gyvena ir dažnai vienas iš sutuoktinių miršta, bet ir nekuria šeimų ir pasirenka gyventi po vieną ir suprantam, kad vienam gyventi yra daug brangiau. Yra daug brangiau būstas, komunaliniai, visi kiti dalykai, mašina, netgi maistas. Tai yra dar vienas veiksnys, kad kaštai auga. Ir pasiūla medicinos paslaugom tampa neribota. Mokslas šiandien yra tiek atradęs mums gyvenimo pagerinimų, bet jie dar yra brangus. Nežinau, kiek žinot, bet Lietuva tikrai neblizga su inovatyviais vaistais. Ir tas skirtumas žmogui, kuris serga arba serga jo artimasis, tai tikrai bado akis, kad, pavyzdžiui, vėžio yra labai modernių vaistų, kur pagal kiekvieną vėžio rūšį gydo. Lietuvoje jie labai lėtai registruojami. Aišku, taupant biudžetą, nes tada ten juos kompensuoti, nors čia skirtingi dalykai, bet vis tiek, beje, institutas yra daręs ir tyrimą, kodėl taip mažai vaistų Lietuvoje užregistruoja, tai viena dalis yra grynai biurokratija. Ir kas visuotinai yra šiam momentui atsitikę, turbūt girdit, kad Amerikos biudžeto deficitas ir skola yra didžiuliai, bet visos išsivysčiusios valstybės yra prisėmusios didžiulius socialinius įsipareigojimus ir tie socialiniai įsipareigojimai realiai žlugdo jų finansus. Tai kai buvo 80 metų finansinė krizė ir pažiūrėti pietų Europos visas šalis, Italija, Prancūzija, Graikija, Portugalija, tai visų tie finansų skylės buvo dėl pensijų, iš esmės dėl pensijų. Ir dėl to, kad jie nesugebėjo sumažinti, nes kai kur tos pensijos labai dosnios, kai išaugo šitaip tų vyresnių žmonių, jie tiesiog paskandina finansus, o pačios pensijų sistemos nereformuojamos. Galit sakyti, kodėl, tai tik priminsiu, kad kai Makronas bandė panaikinti lengvatas dėl pensinio amžiaus transporto darbuotojams, atsitiko tas geltonųjų liemenių sukilimas, kur visiškai buvo paralyžiuota šalis. Tai šitoj vietoj žiūrint globaliai, esam įsivarę į labai didelį kampą. Aš nemanau, kad kas nors Europoje tą sistemą reformuos.
Nematau galimybės. Sveikatos apsaugos sistema Britai kas 10 metų prisižada mirtinai reformuoti ir niekas nieko negali padaryti. Ir jinai ištisai patiria bankrotą, turi padengti bendrom lėšom minusą ir vis tiek niekas nepasidaro. Tai jeigu kažkas, kas žlugdo, nepasireformuoja, tai turi išsprogti. Reiškia, mes tikrai turėsime daug krizių, neišvengiamai. Socialinė politika Europos Sąjungoje yra šalių narių atsakomybė, bet Europos Sąjunga išleidžia direktyvas toj srity ir yra įtvirtinta, kad Europos Sąjunga yra socialinė rinkos ekonomika. Tai yra tam tikra prasme ta gerovės valstybė. Jau pasirašydami įstoti Europos Sąjungą, mes pasirašėm, kad bus pas mus socialinė rinkos ekonomika. Tai reiškia, kad bus daugiau kišamasi dėl tų socialinių dalykų. Ir ten į dirbančiuosius žiūri kaip į ekonomikos išteklių, į kurį reikia investuoti. Dabar anksčiau buvo paradigma, kai mes kalbėjome apie socialinę politiką, kad visuomenė padeda tiems, kuriems sunku. Tai yra duoda tiem, kurie neturi. Ir čia klasikinis instrumentas yra vadinama means tested pašalpos. Means tested tai reiškia pagal pajamas. Jeigu ten šeimos narių tenka mažiau negu tiek ir tiek pajamų, arba tiek ir tiek dar plus turto, tai tada mokamos tokios išmokos. Ir labai žiūrima, kad nepiknaudžiautų, ten tikrina namuose, ar tikrai gal iš tikrųjų šešėlinė ekonomikoje dirba, gal BEMSais važinėja tų pašalpų pasimti. Bet čia yra kita paradigma. Čia nenori paduoti tiem, kuriem reikia, tai duoda tam tikrą lygį visiems. Va čia ta lygiava ir sakau, kaip žmonės gyvenime sprendžia. Jeigu studentai 5 yra vieną butą nuomoja, ką daro su tuo, kuris neplauna indų? Kažką daro, ne? Nesako, tai nieko, mes čia už tave visą laiką išplausim. Būna kažkokios nuobaudos. O reiškia, dabar yra taip, kad tas, kuris yra pakankamai žulus neplauti tų indų, jis gali neplauti. Bet yra ir tada tie, kurie iš tikrųjų neturi, jiem tarsi lengviau. Nežinau kodėl, bet taip sakoma, kad jiems tada lengviau. Ir matom, jeigu taip garantuoti visiems tą gyvenimo standartą, tai tas standartas labai užkyla ir tampa brangu. Grįžtant prie mano tos skaidrės, kur sakiau, kad daug yra pagyvenusių vienišų žmonių ir mes nebedirbam vienoje vietoje ir netgi vienoje šalyje, suprantama, kad bręsta turėtų būti nauja paradigma. Tai kaip vis dėlto daryti žmonėms su ta pagalba, su to rūpesčiu. Ir dar pridėčiau, ypač kai tos nauji tie rūpesčiai, ypač tos psichikos ligos, priklausomybės ligos, kas čia turi jaustis atsakingas ir priimti tuos sprendimus. Ir tos paradigmos kinta, bet dėsniai nesikeičia, nes jeigu mes rūpiname žmonėm individualiai, tai būna taikliausiai. Jeigu pažiūrėt socialinės paramos mokslą, čia su antropologija truputį susiję, kada žmonės iš tikrųjų išveda iš socialinės atskirties, iš nelaimių visokių, tai kaip tiesiogiai bendrauja, ne pinigus duoda, o pavyzdžiui, šnekasi, nuvažiuoja į namus, pamato ir paaiškėja specialistui, kad žmogus negali įsijungti į darbo rinką, nes pavyzdžiui, ten neturi mašinos nuvažiuoti iki ten miestelio. Ten kokiuose nors Azijos šalyse labai tie mikrokreditai yra paplitę, kad duoda ten pinigų vienai ožkai arba ten 5 vištom ir jie iš to skurdo taip išlipa. Ta prasme, kad turi būti tas individualus priėjimas. Mes tokie individualūs esam tapę savo gyvenimo būdu, tai ir mūsų tos socialinės negalios irgi yra labai individualios. Nes
Bet tai labai sudėtinga. Įsivaizduot, reikia specialistų, reikia žmonių, kurie ten domėtųsi, ko tiem žmonėm iš tikrųjų reikia. Ir su šeima ir bendruomenė irgi galima taikliai tuos dalykus. Nu, taikliai tai aš vadinu, kad randam priežastį ir tas žmogus suinteresuotas tą priežastį, nu bent stengiasi ją pašalinti. Per savanorišką draudimą irgi yra gan taiklu. Kas yra, pavyzdžiui, savanoriškas draudimas? Nu, mes mašiną kasko draudžiam savanoriškai, o civilinę privalomai. Tai suprantama, jeigu tavo mašina nebrangi, tai gal tau ir gerai jos nedraust papildomai, nu, neišlaidauti. Bet, pavyzdžiui, civilinę tu privalai. Tai per privalomą draudimą kažkokios problemos sprendžiamos jau ne taip taikliai. Bet gauti pašalpą iš valstybės dėl konkrečios bėdos, nu, pavyzdžiui, neturint pajamų, ar ten daug vaikų, ar didelis butas, šildymas brangus, irgi yra gana taiklu. Bet gauti pašalpą pagal kategoriją, tai yra visai netaiklu. Tai dar pavyzdžių tų pašalpų pagal kategoriją, minėjau vaiko pinigus, kai kuriuose savivaldybėse yra nemokamas viešasis transportas. Čia irgi va toks pavyzdys gerovės valstybės, nes viešasis transportas yra tikrai brangi paslauga, ne tik dėl kuro, bendrai dėl infrastruktūros, parko, darbuotojų. Ir ją duoti nemokamai, nu, yra toks tikrai gerovės valstybės žestas. Daugiau yra tokių, va, pavyzdžiui, kaip pensija yra skiriama į bazinę pensiją ir į tą kitą dalį, kuri priklauso nuo įmokų, tai bazinė pensija irgi yra va toks gerovės valstybės, kad žmogus gauna dalį kažko tiesiog nepriklausomai nuo kitų sąlygų. Irgi toks aspektas. Bet, kaip minėjau, tai brangu ir netaiklu. Tai mes sveriam. Reiškia, viena vertus čia visi gali gauti, o kodėl, jeigu aš daugiau uždirbu, mano vaiko, reiškia, pinigų nėra, o iš tikrųjų tas kitas, nu, čia, kaip sako, yra saldainiams, o ten yra batam ir sriubai. Tai įdomus toks, sakyčiau, filosofiškai abejotinas man tas ta paradigma pasikeitus, kad čia visi dabar turi gauti lygiai ir tie, kurie turi ir kurie neturi. Kaip yra Lietuvoje? Kaip jums atrodo, ar Lietuva yra gerovės valstybė? Pagal tai, ką čia šnekėjo. Čia nėra teisingo atsakymo. Man atrodo, kad nėra Lietuva gerovės valstybė. Kodėl? O Lietuvoje iš tikrųjų yra labai tasai ir vis didėjantis, aš manau, tas socialinis atotrukis, taip, arba tokia kaip į Britanijos pusę, aš manau, kur net jeigu Vilniui per metus 13 privačių mokyklų steigėsi ir susisluoksniuoja ta visuomenė jau ir jau praktiškai mes kaip mokytojai matom, kad ten jau tau vadovauja nebe darbdavys, bet jau tėvai tenai. Ir kokį pažymį turi rašyti, ir kaip dėstyti, ir visa kita. Ir, vat, pavyzdžiui, kad ir minėjot tas privačios gydymo įstaigos, ar ne? Nu, jos kaip grybai po lietaus dygsta ir daug kitų dalykų, kur rodo, kad labai daug žmonių negali sau to leisti, bet yra didelis sluoksnis, ypač didžiuose miestuose, kurie gali sau leisti labai daug, o dauguma negali. Tai kaip jie jaučiasi? Jie jaučiasi, kad ta valstybė, jinai gal per mažai kišasi, kad tos gerovės, kurios jie tikėjosi, jos vis mažiau ir mažiau yra šiandien Lietuvoje. Nu, čia jūs įdomiai pašnekėjot, nes čia kokie 10 klaidų faktinio yra. Mažiau gerovės, Lietuvos augimas ir algų ir darbo užmokesčio yra toks, kokio nėra Europoje pastaruoju metu niekur. Nesakau, kad tai gerai, nes greitai augti sukuria streso visiems, bet gerovės Lietuvoje priauginta kaip niekada. Gerovės.
tos, jeigu imam finansinės. Dabar, ką jūs sakot, kad didėja atskirtis, tai jinai didėja priklausomai nuo to, kaip skaičiuojam. Matot, aš suprantu, kad žiūrint neekonomiškai tai gali atrodyti, bet gerovė niekada negali būti lygybė. Niekada. Jūs pažiūrėkite į gamtą. Niekas lygus, kaip elektroj. Veiksmas vyksta, kai yra pliusas, kai yra potencialas. Reiškia, turi būti skirtumas, kad vyktų judėjimas. Žmonių skirtumai algų, kuo ekonomika labiau auga, tuo didėja skirtumai. Jeigu mes pažiūrėtume tuos lygybės rodiklius, jų labai yra įvairių ir aš nenoriu kiekvieną atskirai eiti, nes mes užtruktumėm 5 valandas, aš net studentam to neduodu, nes labai daug yra aritmetikos, bet iš principo lygybė būna tada, kai nesivysto niekas. Bet mes susilygiuojam su apatinė pusė, ne su viršutinė. Kad mes galim kaltinti valstybę, kad ji nesukuria sąlygų žmonėm uždirbti daugiau. Bet čia ne socialinė politika, čia kaip tik ekonominė politika, mokesčių politika. Ten dar visokios kitokios švietimo galbūt. Bet socialinė politika, jeigu jinai lygina, tas pavyzdys mano, kur aš sakiau, kad kad yra vaiko pinigai ir jie yra mokami visom šeimom, įskaitant turtingas šeimas, tai čia yra gerovės valstybės instrumentas, čia yra gerovės valstybės požymis. Kai tuo tarpu, jeigu būtų tuo senuoju būdu, senąją paradigmą, tą anglosaksišką, tai tie skurdus vaikai gautų dvigubai. Ir jie galbūt galėtų ten ar į geresnę mokyklą eiti, ar šiaip geriau gyventi. Tai ta gerovė, matot, jinai taip keistai suprantama. Jinai suprantama tokiu būdu apjungti visuomenį. Ir čia nepainiokim, kad gimstamumų skatinti. Čia niekada dėl pinigų gimstamumas nepagerėjo ir čia kitos programos yra. Tai matot, jeigu jūs sakot, kad gerovė, tai čia toks pavydas labiau, nes gerovė jinai nesusijusi su tuo, ką turi kaimynas, susijęs su ką aš galiu turėti. Ar aš galiu nuvažiuoti tenai, pavyzdžiui, padirbti papildomai, ar aš galiu išleisti vaikus į mokyklą, normalią mokyklą, kur yra jeigu nėra vietų toj mokykloje, kur aš galiu vaiką nuvežti, čia yra mano socialinė atskirtis. Čia yra tai, ką normalu būtų ją ir laikyti. Ir jeigu kaime vaikui reikia važiuoti į mokyklą, kad mokyklas tinklą mažina, čia yra ta gerovės mažinimas žmonėm tie, kurie gyvena kaimuose, nes jų vaikui reikia toli važiuoti. Aš suprantu, kad jums gal skaudus atvejis dėl privačių mokyklų, bet aš norėčiau jums pasakyti pavyzdžius, kad jūs pagalvotumėt. Savo pavyzdį pasakysiu, tai nepykit, kad susinervinsiu eilinį kartą. Mes turėjom išleisti dukrą į mokyklą. O jinai turi neįgalumą ir jos nepriėmė. Tai sakė, jūs gadinsit mums rodiklius. Tai leidom į privačią. Ir privačioje mokykloje tokių buvo 5. Tai yra totali žiauri vaikų diskriminacija. Ir privačios mokyklos su jais zulinasi. Taip, jiem kiekvienam duoda atskirą programą. Duoda papildomą mokytoją. Taip, ne visi gali išleisti, o jums geriau būtų, jeigu aš būčiau to vaiko neišleidusi mokyklą. Tai aš pamačiau visai kitom akim labai daug vaikų turinčių silpną autizmą,
nerimo sindromą, jie negali eiti į tas mokyklas kitas, arba jų nepriima, arba jiem yra per daug vaikų ir jie tame triukšme negali būti, jiem pagal mediciniškai negali. Tai pagalvokit ir apie tai, pagalvokit apie vaikus, kuriuos išmeta, nes jie ten per judrus, per išdykę, tai juos kažkur integruoja. Jiegi nėra blogi vaikai, jiem tiesiog reikia mokytis. Tai šia prasme mes nežiūrėkim iš vienos pusės. Ir grįžtant tada nuo klausimo prie, kaip mes matuosim gerovę Lietuvoje, tai yra labai įvairių rodiklių. Jeigu mes žiūrim pagal pajamas, pas mus tos pajamų skirtumas yra didokas. Nesakysiu, kad didžiausias, bet vienas prie didesnių Europoje, bet panašiai kaip Latvijoje, Estijoje. Ta prasme, tai nėra išskirtinumas. Ir tai didelė dalimi yra nulemta to didelio augimo. Nes kai ekonomikoje mes kaip ekonomistai suprantam, kad pinigai ateina į vieną sritį, tas toks postumis į priekį, jie ten susikuria tą vertę ir jinai labai lėtai nusėda kitose srityse. Pavyzdžiui, tikrai labai lėtai, labai vėlai padidino viešo sektoriaus darbuotojų atlyginimus. Užtruko, nenormaliai, sakyčiau, ilgai ir žmonėm tų koeficientų nekėlė, aš nežinau kaip pas mokytojus, bet pas ministerijų darbuotojus po krizės jiems visiškai nekėlė atlyginimų. Tai kai jau pakėlė jiems atlyginimus, tada jie pajuto, po to per laiką tas produktas pasiskirsto per visą ekonomiką. Tai kai augimas yra lėtas, tai tie daug uždirbantis neuždirba tiek daug. Ir dėl to skirtumo nėra. Ta prasme, tada visi yra vidutiniškai skurdesni. Tai mes viena vertus džiaugiamės, kad tas augimas yra, kita vertus iš karto pykstam, kad tas augimas netenka visiems, bet niekada netenka visiems. Taip iš karto, taip per laiką pakyla toks paslaugas. Jeigu mes žiūrėsime pagal išlaidas, yra būdai matuoti lygybę per išlaidas. Čia jums turbūt irgi žinomas ekonomistas Raimundas Kuodis siūlo pagal išlaidas matuoti skurdą. Aš sakyčiau, kad yra tame racijos, bet tokios praktikos Lietuvoje nėra. Yra skaičiuojamos pajamos ir neskaičiuojamas turtas. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį irgi visą laiką norisi parodyti ir tuos teigiamus dalykus, kuriuos turim, bet nevertinam. Lietuvoje išskirtinai daug žmonių turi nuosavą būstą. Kas atrodo, kokia čia nauda, bet kai jūs pagalvokit, jeigu žmogus yra pagyvenęs ir jis turi pensiją ir jis dar turi nuomotis, tai tampa didžiulė bėda. Žmonės, kurie neturi pinigų, neturi kur gyventi, nes negali išsinuomoti. Ir Europoje tai yra viena didžiausių problemų, kad žmonės neturi kur gyventi. Ir ta benamystė, kur tikrai daug žmonių gyvena arba tragiškom sąlygom, ar gatvėje, ar ten kažkokiose visiškai palapinėse, nors turtinga šalis. Tai Lietuva ypatingai išsiskiria tuo, kad žmonės turi turto, turi būstus, nesvarbu kokie jos būklės, visada galima jį parduoti, nusipirkti kuklesnį, dalį išnuomoti, čia yra technikos klausimas. Aš sutinku, kad šičia žmonėm reikėtų padėti iš savivaldybės, nes jie ir nepasitikė ir sudėtinga tuos dalykus teisinius sutvarkyti. Bet iš principo, jeigu mes Lietuvoje skaičiuotume ne tik pagal pajamas, o pagal turtą, tai mūsų rodikliai būtų tikrai ženkliai geresni ir Europoje mes gerai atrodytume, todėl kad žmonės turi turto. Tai čia būtų su senjorais žiūrint. Turbūt prašiau tada atrodytų jaunimo situacija, nes jaunimui reikia ir būsto, ir mašinos tuo metu, ir vaikai tuo metu. Tai jų situacija Lietuvoje yra panaši kaip jų bendramžių ten kokioj Vokietijoje,
o reiškia, senjoro situacija yra geresnė ir dar įdomu tai, kad tas turtas pasiskirstęs ne taip kaip pajamos. Reiškia, turto turi ir žmonės, kurie turi mažai pajamų ir jie galėtų ar tą dalį turto realizuoti ar panašiai. Tai mes turėtume turto nepamiršti, kai kalbam apie tuos įvertinimus. Ir yra tos apklausos. Laimės indekso, vartotojų pasitikėjimo indekso. Pagal turbūt girdėjot, kad Lietuvos buvo labai aukšti rodikliai laimės indekso, ypač jaunų žmonių. Ir Lietuvos vartotojų pasitikėjimo indeksas yra neįtikėtinai geras. Čia visokie politinės perturbacijos vyksta, o Lietuvos vartotojų pasitikėjimo indeksas tebėra aukštumoj. Tai rodo, kad žmonės pasitiki, kad jie turės darbą, kad jie turės savo veiklą ir tas turi didelę įtaką ir ekonomikai, nes kai pradeda kristi tas pasitikėjimo indeksas, tai daug kitų dalykų gali kristi. Tai aš nedrįsčiau sakyti, ar Lietuva yra gerovės valstybė ar nėra, nes nėra konkrečių tų rodiklių, bet politika yra orientuota į tai ir mano asmeninių vertinimų tą blogąją prasme, nes aš labiau tikrai skirčiau vaiko pinigus nepasiturinčiom šeimom dvigubus, negu kaip dabar yra daroma, bet čia yra ta pasikeitusi paradigma, kuri ir yra gerovės valstybės tas toksai ženklas, kad reiškia visiems, jau galim duoti visiems. Manau, tas keisis dėl to, kad skirsim saugumui ir skirsim daugiau saugumui. Ir gali būti, kad tų iniciatyvų visiems dalinti ir sumažės, bet čia negali žinoti, nes grįžtant pačioj pradžioj, kaip politinis pažadas, kaip sakiau, tai labai politikai mėgsta tą gerovę dalinti savo pažaduose ir taip gauti rinkėjų to pasitikėjimo. Nesuprantu kodėl, nes jų politikai pinigų negali paskirti, kur jie nori. Nėra taip, juk yra įstatymai, yra biudžeto įstatymas, yra balsavimai. Yra sudėtinga tiesiog imti ir taip paskirti, ten atskirose programuose kažkiek, bet tai net nėra jų galioje visiškai, bet žmonės ima ir patiki, kad kažkas tai ims ir paskirs. Ir kai jie ateina į valdžią ir pasižiūri, kokio sudėtingumo, pavyzdžiui, yra socialinio draudimo įstatymas, arba dabar tas paskutinis atvejis tom priemokom su ministerija sveikatos, juk jinai jau kiek kartų keitė tą savo sprendimą, todėl kad nesupranta patys, ką parašo, po to jiem paaiškina, kas tada bus, tada jie vėl keičia. Tai čia tikrai ir jau mes 30 metų kūrėm tuos teisės aktus ir tiek jie yra pripainioti, kad nėra net su gerais norais kitą kartą gali nepavykti padaryti gerai, nes yra tikrai sudėtinga teisinė aplinka. Ir aš tada galima... Taip. Atsiprašau labai, prieš pratęsiant ir jau į pabaigą dar ponas Arnoldas replikavo apie vaiko pinigus, tai galvoju, kad nenutolant galime iškart sureaguoti. Taip, tai komentaras buvo toks, kad vaiko pinigai vis tik skirti vaikui ir jis būtų diskriminuojamas, kai jų negautų, nes gimė turtingesnėje šeimoje, o tai nėra jo kaltė. Teisinių požiūrių sudėtinga pateisinti dvigubus pinigus neturtingesniam, juolab dar ir kriterijaus skaidraus nėra, kas turtingas, o kas ne. Viskas. Jo, tai čia ta paradigma, bet jinai nėra logiška siekiant lygybės. Jeigu norima mažinti socialinę atskirtį, nes negali būti pinigai skirti vaikui. Pinigai skirti šeimai. Tai juk neverdam vaikui atskiros ribos.
Ir jeigu iš vaiko pinigų perkam batus, tai jeigu iš jų neišeina batai, tai ką batų neperkam. Ir jie tikrai nėra skirti vaiko kišenpinigiam. Nu, suprantama, kad tokių kišenpinigių vaikai negauna, ypač mažesni. Tai vis tiek tai yra šeimos pinigai. Šeimos pinigai dėl to, kad ta šeima turi vaikų. Tai čia ir yra tos dvi paradigmos. Viena paradigma, kad stengiamės padėti labiau tiem, kurie visai neturi, tada lygybės daugiau atsiranda. Tai yra tie nuokrypiai nuo vidurkio sumažėja. Bet jeigu va ta antra yra paradigma, kad visi vaikai gauna vaiko pinigus, tai mes nemažinam tų skirtumų tarp pajamų ir nemažinam nei trupučių. Ir tai nežinau, kodėl tai galėtų kam nors patikti, kas turi atjautos tiem, kurie vaikų negali išlaikyti grinai dėl pinigų trūkumo. O kriterijai egzistuoja ir jie netgi yra teisės aktais įtvirtinami kaip remiamos pajamos. Daug ten tų yra rodiklių, jie yra atsižvelgiant ir biudžeto galimybės ir ten tų valdančių programas tvirtinami ir tie beje kriterijai yra labai skaidrus, nes jeigu jų nebūtų, tai čia būtų, manau, ištisinė suirutė, nes jeigu kažkas prašo pašalpos, tai yra atsiremiama į konkrečius pajamų rodiklius, indeksus ir panašius dalykus, tai kriterijai egzistuoja. Bet čia tik diskusija tarp mūsų, todėl kad būtent ta gerovės valstybės paradigma pasisako už tą lygų kažkokį davimą visiems. Bet kaip mes žinom, ką aš tik ką noriu pasakyti, tada nereikia piktintis, kad nuokrypiai nuo vidurkio yra dideli. Tai aš einu į pabaigą, mano paskutinė skaidrė, tai grįžtant, jeigu mes filosofiškai žiūrim į gerovės valstybę, tai kuri mums atrodo labiau gerovė, aš noriu jūs palikti su klausimu, o ne su atsakymu. Ar ta, kuri kažkiek padidina savo dalį žmonių pajamose, per išmokas kažkokias, ar paslaugas kažkokias, ar ta, kuris sukuria prielaidas visoms kitoms gerovės apraiškoms, ta prasme sukuria prielaidas mums patiems savo susikurti gerovę per išsilavinimą, per savo darbinę veiklą, per verslą, per bendruomenės, per savanoriavimą ir įvairias kitas formas, kuriuose valstybė tiesiogiai nedalyvauja. Ir aš esu tikra, kad tikrai bus turbulencijų ir bus pokyčių toj gerovės valstybės sąvokoje ir Europoje. Jau vien dėl to, kad saugumas taiga dabar vėl yra naujas gerovės valstybės šviežias veidas, kuris buvo pamirštas. Mes buvom pamiršę, kad saugumas sudaro gerovės pagrindą ir kol jį atsistatysim, tai galvoju, kad gali būti tos kitos programos ir pristabdytos, juolab, kad mes turėkime omeny, kad Europa ekonomiškai neauga realiai jau daug metų, ten 1–2 procentai kaip kuriuose šalyse, tai čia negalim laikyti augimu. Tai tiek iš manęs. Ką norėjau pasakyti, dabar galima klausti, ar aš čia gan prabėgau ir per savokas, kas nesusidūręs, nesikuklinkit, paklauskit, paaiškinsiu, arba šiaip turit klausimų, prašom, ar diskusijų, ar norit pasisakyti. Kaip su ta gerovės. Ačiū už paskaitą. Sėkmės mergaitė jūs. Ačiū. Ačiū labai už paskaitą. Geros dienos.
Geros dienos, jeigu klausimų neturit. Nu, taip viskas aišku. Tik norėtųsi, vat, gal, o nepasidalinsit skaidrimis? Manau, kad galim. Nu, į paštą. Pasidalinsime ir visų įrašų, tai tikrai viską gausit. Aha, tai jūs atsiųsit į paštą, taip? Taip, galima atsiųsti ir į paštą. Ačiū labai. Prašau. Pasinaudosim pamokose. Labai gerai. Tų rodiklių įvairių, dėl to aš jų neminėjau, gal čia mano klaida, labai daug yra tų rodiklių, kurie matuoja. Ir socialinę atskirtį, ir skurdo riziką, ir absoliutų, ir santykinį. Tai kai rasit antraštės, kad ten labai didelis ar skurdas, ar padidėjo jis, ar sumažėjo, tai reikia perskaityti ir straipsnyje, kas tiksliai. Nes labai panašiai skamba tie rodikliai, bet jie skirtingi ir skirtingus dalykus reiškia. Tai tiesiog jų yra daug ir jų dar daugėja, nes nėra kaip apčiuopti to reiškia dalykų. Vienareikšmiai. Kol nenuvažiuoji pas tą žmogų į bendruomenę, tol nepamatai, kodėl jam blogai. Tai ką, jei daugiau klausimų nebus, tada ačiū visiems klausiusiem ir geros dienos. Ačiū. Visą gerą. Ačiū labai. Visą gerą. Ačiū visą. Visą.